So, hallo, Paulo, hvordan går det? Hallo, går det bra? Unnskyld, kan du gjenta? Bra. Ar negirdi iš manęs gal? Aha, kažkaip labai tyliai palauk, pabandysiu kažkaip pasigarsinti. Kitas kompiuteris, tai čia žinot. Aha, okej, nu det är bättre. Så det går bra, ikke sant? Så det går bra, ikke sant? Tai palauk, noriu susitvarkysiu garsą, tai paskui gal mane grįžti. O dabar jau tikrai labai gerai girdim. Mhm. Okej, så Dario, hvordan går det med dig? Jeg går bra. Ganske bra. Ikke jeg, og det går bra. Det går bra. Det går ganske bra. Mhm. Jeg går ganske bra. Hvordan er været i dag? Det litt kaldt, men det pluss 5 grader. Plus 5 grader. Mhm. Og Falukne, hvordan går det med dig? Det går bra. Hvordan er været? Det litt kaldt, minus 6 grader, og solen skinner. Og sola skinner. Ok. Liutaure, hvordan går det? Liutaure? Negirdim jūsų. Liutauras turbūt negali šnekėti, ne? Jeigu negali, tai parašykite žinutę. Gyti, hvordan går det? Det går bra. Hvordan er været i dag? Det regner. Det regner. Det regner. Mhm. Er det kaldt? Ja, det er 4 pluss varme. Det er plus 4 varmegrader. Pluss 4 varmegrader. Ok, greit. Så Polo, hvordan går det? Det går bra. Hvordan er været? Det går det blåser, og det kaldt. Hvor mange grader er det? Hva sa du? Hvor mange grader er det? Det er 6 pluss 4. Plus 6 eller 4 grader. Ok, greit. Så, hva skal vi gjøre? Så vi skal praktisere litt tid. I forrige time vi snakket litt om tid, så vi skal jobbe litt med det i dag. Ką šiandien veiksim, tai dirbsim su laiku. Praeitą kartą kalbėjom apie laikrodį. Tie, kas žiūrėjo, ar viskas aišku apie tą laikrodį buvo? Aš dar moku nežiūrėjau, žinokit, tik pasveikau beveik, tai dar toks, aš paklausysiu labiau galiu susitikti. Gerai. Så, jeg kan vi begynne, så det er første oppgave. Pirma užduotėlė. Na gerai, dar prieš tai, prieš laikrodį, prisiminkim 2 stebuklingus žodžius, ar ne? Po. Tai po reikštų iki. Over reikštų po. Taip, sekundėlę matau. Gerai, tai po reikštų iki, over reikštų po. Toliau dar trečias žodelis, kurį reikės mokėti, tai yra half. Half, tai yra 30, ar ne pusė. Kvart, 15 minučių. Tai ir dabar žiūrėkite, mūsų laikas dar kartelį skirstumas į 4 ketvirčius. Pirmas ketvirtis, tai reiškia pirmos 15 minučių. Sakot, kiek praėjo po naujos valandos. Antras ketvirtis, tai nuo 16 minutės iki 30, kiek iki pusės. Trečias ketvirtis, kiek po pusės ir nuo 45 minutės, kiek liko iki naujos valandos. Ir visada pradedam laiką sakyti nuo minučių. Tarkim, dabar Lietuvoje yra 20:36, sakysiu 6 minutės po pusės 9. Tai 6 over half 9. 6 over half 9. Gerai, na tai pabandysim dabar šitą užduotėlę, dar pradėkim. T over šių. Taip, T over šių, gerai. Tęsiam toliau, ne?
Fem po halv 9. 5:30, gerai, tai jau užrašau. Tai over 7. Tai 5:30. Gerai, tęsiam toliau, Liutaurai. Ne, nes Liutauras nekalba, ar ne? Girdite, gal mane? O, dabar girdim. O, gerai. Tai bus fem po ni, 5:00, teisingai, 5:50. Gyti. 5/11. 10. 5/10. 5:10. Ja. Teisingai. Na, Pauliau, bandom. 10:30. Šioje po Jei klausykit, kaip aš jums sakau lietuviškai. 10:30. į Tai, over pusė. half Half ir pirma. ir po in. S tik tais, aha. Tai over half S. Pirma valanda yra S. Dariau. Ti po et. Tai po S, taip. Lukne. 12 over 10. Et. 12 over S, taip. 12 po pirmos. Gerai. Liutaurai. 2 po half 2, Taip, 2 po half 2. 2:30. Gerai, Gyti. 8/2. 8 over 2. Gerai. Taip, čia Gytis ką tik sakė, ar ne? Taip. Gerai, tai Pauliau. O, man nušimtas. Tai 4 over 5. Ne. 3. Man reikia žodžio 3. Tai 3. Tai 4 over 3. Tik tai 5 over 3. Tai 5 over 3. Nereikia 15, sakom 3. 16, 3. 4. Dariau. 5 over half. 5. Taip, 5 po pusę 5. Gerai, Lukne. Kvart po 6. Kvart po 6. Gerai. Liutaurai. kloka 6. Na, labai lengvai papuolė. Taip, dar viena. Kvart. Kas toliau? 15 iki 8. Po 8. Gerai, ir tada Gyti. 10 over half 10. Pusę 11. Nei, 11. Gerai. Dariau varklauką nuo. Nuo ar ti over half ni. Tai over half neįveikti. Gerai, sekundėlę įklijuosiu. Gal kam atsirado klausimų? Useris dar yra pas mus. Vat klausimas. Kas toksai? User kažkoks yra pas mus. O, ir matau, kad nėra mikrofono, tai todėl ir nekaltinu. Ai, supratau. Gerai, sekundėlę. Tai palauk, kad va šitas prabuvos po pirmos 28, tai I2 po half 2. Nesupratau. 2 iki pusės 2. Tikriausiai tas user bus Violeta, ar ne? Matau, kad prie bendro failo prisijungus. Jūs mane girdit? O, girdim, Violeta, taip? Jo. Gerai, taip užsirašau Violeta. Gerai. Anksčiau pradėjote, aš žiūriu, pas mane dar nebuvo. Nukeliusi. Kaip visada, 20:30 Lietuvos laiku. Tai norvegiškai. Norvegiškai valandą atgal, taip, 19:30. Jo, teisingai. Gerai. O ką?
Labas, klausytoja, o vi skal oversette. Ir šiandien pabandysim versti. Praeitą kartą skaitėm tekstą ir ten sakiau labai daug buvo žodžių, kuriuos reikėjo mokėti. Tai dabar kol kas pabandysim šitą užduotėlę, kiekvienas siųsti man į chatą. Parašau dar visiems hi, parašau raideles. Ir kadangi jūsų yra nemažai, būtų prašymas būtinai siųskite tik man, ten bus direct message ir pasirinkite mano vardą. Ir siųskite tik man. Ir sutarkim, kad visus sakinukus parašykit ir tada spauskite enter, kad būtų lengviau surasti jūsų sakymus. Ir jeigu labai striksit, tai klauskite, padėsiu. Gerai, bandom rašyti.
Nežinau, kur aš čia nusinčiu. Taip, matau, bendrai nusiuntėt. Gerai, dar šiek tiek palaukime, dar matau yra rašančių. Matau jūsų, Violeta. Mhm. Ačiū.
Gerai, matau, kad jau visi parašėte, mačiau visai neblogai, tik tai pasiaiškinsim dar. Taip, pradėkime, manau, Pauliau, nuo jūsų. Skaitykite pirmą. Tuoj palauk, darysiu. Tai Eivima Vekkerklokka, lyder 5 over 7. Taip, tai Vekkerklokka, ringer. Vekkerklokka. Ne, Šiuo. nereikia, nes konkretus žadintuvas, tai reiškia jau Vekkerklokka, ringer, 5 over 7. Vekkerklokka, 5 over 7. Dariau. Jeg spiser frokost alene. Tik tai tarimas frukost. Frokost. Taip, jeg spiser frokost alene. Mačiau frukost, daugam pakišu koją, tad kaip įsudėmės į rašybą, frukost. Lukne. Jeg tar en dusj og pusser tennene om morgenen. O jeigu om morgenen būtų pirmoje vietoje? Om morgenen tar jeg en dusj og pusser tennene. Gerai. Om morgenen tar jeg en dusj og pusser tennene. Gerai, tada Liutaurai. Ar neturime Liutaurų? Neturim. Gerai, tada Gyti. Jeg smiker meg hver dag. Taip, tik tai tarimas. Jeg sminker meg. Sminker meg hver dag. O sakykite, malė, ar negalima naudoti žodį? Malė tai yra dažyti sienas, lubas, bet ne veidą. Kiaušinius gali dažyti malę, bet jau apie veidą, taip kosmetika, tai jai sminker meg. Gerai. Taip, tada keliaujam toliau, Violeta. Jeg jobber fra 8 til 5. Ar reikėjo 17 rašyti? Reikėjo sakyti 5, o jūs pasakėte kažkaip ne taip. 5. 50. Ai, Jobber fra, nepameskime žodžio kloka, fra kloka 8. klokka 8, jo. Fra kloka 8 til kloka 5. Visą laiką tą kloką panaudokite. Tik tai, kas mačiau iš anglų kalbos prisiminė e-clock ar negali rašo, tai taip nedarykite. Pradžioje rašykite kloką, o tada rašykite skaičių. Tai jei jobber fra kloka 8 til kloka 5. Pauliau. Dabar šitas čia plaukit. Tai nežinau, kaip tarsi verdag. Gerai, galim. Verdags. Minker mai. Aš taip čia radau parašytą, nežinau. Bet kažką ne čia skaitot. Aš pasikloju savo lovą kiekvieną dieną. Aha. Tai aš nežinau, aš bandžiau ieškoti čia šitam bendram failę, bet neradau žinokit nieko. Gerai, gal tada Darius rado. Darius irgi nebeturim. Ne Darius. Garsas išjungtas. Gerai, gal tada Lukne, paskaitykite jūs. Hver dag rer jeg oppsengami. Hver dag rer jeg oppsengami. Arba, tik tai jai antroje vietoje girdėjau. Hver dag Rer rer jeg sengami. Taip arba parašiau. Taip parašys ir aš. jei rer op. Senger, verdag. Taip, jei rer opsengami. Verda, galima ir iš kitos pusės, ar ne? Gerai, tada tęsiam Dariau. Vakarais aš gaminu vakarienę ir tvarkausi. Mano viskas dingo, nes atsijungiau, bet pabandysiu gal iš galvos, Bet aš gal galiu pamatyti toj sekundėlę, ką jūs rašot. nes mano tai dingo, aš nebeturiu. Taip, aš matau jūsų parašytą. Kvelden, jei spiser middag o rider. Tai spiser yra valgau, mums reikia gaminu. Lager. Ir antroje vietoje pas jūs yra jei, tai kaip tada pakeistume? Om kvelden lager jeg
Middag. Middag, ja. Og rider? Om kvelden lager jeg middag og rider. Gerai. O Ir aš galiu dar paklausti. taip. Matau, ten prieš tai sudėtingą labai sakinį parašėt. Aš ten kažką labai paprasto buvau parašęs. Aš skaitau, jūs parašėt jeg er oppsenga hverdag. Aš tik tai dar dėdėjau mano, savo, tai mi. Viskas gerai, tai čia galima, Luknė mums sakė, nu kiekvieną dieną priekio idėja, tai tada hverdag er jeg oppsengami. Bet galima ir sakyti jeg er oppsengami hverdag. Viskas gerai, jūs sutinka. Gerai. Taip, ir tada tęsia Luknė. Tuomet. Jeg leser en bok om morgenen. Mhm. Ir kaip išversim, o taip, ne, kaip išversim, viskas. Ar dar turite kokių klausimų? Manau, tai čia jeigu į tą paskutinį, tai jeigu panaudoji pirmą tą o morgenen, Tai kokia tai? gerai. Tai viskas gerai, tik iš kitos pusės. O morenen, leser jeg ir bok. Viskas gerai. Taip, įklijuoju. Gal dar kam atsirado klausimų? Nėra klausimų. Gerai. Tai žodelius būtinai padirbėkit ir išmokit. Ok, så jeg vil snakke litt med dere. Så Lukne, kan vi snakke? Så når står du opp? Jeg står opp klokka 6:30. Også på lørdag og søndag, eller bare på arbeidsdager? Fra mandag til fredag. Mhm. Og når står du opp på lørdag og søndag? Forskjellige tider. Tid. Tid. Altså du står opp på forskjellig tid. Spiser du frokost? Ja, jeg spiser frokost forskjellige hver dag. Forskjellig tid hver dag, ikke sant? Mhm. Ja. Ok, så når spiser du lunsj? Ja. Når? Når jeg spiser lunsj klokka 12 på jobb. Mhm. Hvor lang pause har du? Hvor lenge pause har du? Halvtid. Halvtime. Du har Ja, pause halvtime. Ja, så jeg har pause i en halvtime. Ok, så hvor lenge jobber du? Jeg jobber fra klokka 8 til klokka 3:30. Hva gjør du etter jobben? Vente litt. Etter jobben går jeg hjem, drikker kaffe og lager middag. Mhm. Så når spiser du middag? Cirka klokka 5. Mhm. Og hva gjør du etter middagen? Jeg slapper av, leser bok eller ser på TV. Mhm. Leser du en norsk bok? Nei. 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 Kritisk, ikke sant? Ja. Mhm. Og når leger du deg? Kada guliuosi, Mhm. jeg leger cirka klokka 11. Tiktais, jeg leger meg. Jeg legger meg cirka klokka 11. Ok, greit. Liutauri, når står du opp? Ar neturime dauro? Neturime. Negirdim, ar ne? Gerai, Gyti, når står du opp? Jeg står du opp? Jeg står opp Jeg står opp
klokka 7:30. 7:30. Ja, Også på lørdag og søndag, eller litt senere. lørdag og søndag klokka 9. På lørdag og søndag står jeg opp klokka 9. Spiser du frokost? Vel pakartot. Spiser du frokost? Ar valgote pusryčius? Spiser du frokost? Nei. Nei. Så når spiser du første gang? Kada valgot pirmą kartą? Jeg, jeg spiser eh, eh, den over 10. 10:10. Ja. Så du har pause, ikke sant? Er čia pauzė? Du har pause, ikke sant? Jūs turit pertrauką, ar ne? Ja. Ja. Så hvor lenge har du pause? Mm. 30 minutter eller i en time du har pause? Eh, 20 minutter. 20 minutter, ja. Så du Ja. har pause i 20 minutter. Ok, så jeg vil spørre deg, så når begynner du å jobbe, eller når slutter du å jobbe? Mm. Begynner pradedate, og slutter bøygete. Når slutter du å Ja. jobbe, og når begynner? Jeg begynner fra 8. Jeg kan tiesiog, jeg jobber fra 8 til Jeg jobber fra 8 til 4. klokka 4. Klokka 4. Hva gjør du etter jobben? Jeg jobber Kaip sekasi dirbti? Hva gjør du etter jobben? Ką veikite po darbo? Jeg ser på TV. Mhm. Viskas. Spiser du middag? Ja, jeg spiser jeg Når spiser du middag? kaip aš valgau. Jeg Ne. spiser. Kaip sakėt? Aš klausiu, når spiser du middag? Kada valgote vakarienę? Ja. Jeg spiser middag. Jeg spiser middag klokka 7. Klokka 7. Ok. O siste spørsmål, paskutinis klausimas. Når leger du deg? Når leger du deg? Kada guliesi? Ja. Jeg leger Jeg leger meg. meg klokka 11. Klokka 11. Ok, greit. Tusen takk. Violeta, når står du opp? Aš tai neatsakysiu. Na, pabandykim. Jei storo opp, aš keliuosi. Šeštą valandą. Jei klokker 6. Jei storo opp, klokka 6. Jeg står klokka 6. Dar kartelį. Jei står opp.
Jeg står opp klokka 6. O ką, spiser du frokost? Ką valgau, jo? Nei. Spiser du frokost ar valgot pusryčius? Jeg spiser pusryčiai. Frokost. Frokost. Jeg spiser frokost. Mhm. Når spiser du frokost? Når? Kada valgau? Aha. Jeg spiser frokost bus pusę, kaip čia dabar, gal 7, sit. Šių, halv šių. Šių. Jeg spiser frokost halv šių. Jobber. Jobber du? Ar dirbi, jo? Riktig. Jeg jobber. Ja, jeg jobber. Jeg jobber. Når begynner du, og når slutter du? Slutter du Slutter, tai kada pradedi ir kada pabaigi. Tai gali sakyti, jeg jobber fra klokka kažką. Jeg jobber Jeg jobber fra fra klokka 6 og til klokka klokka 3. Ja, så du jobber fra klokka 6 til klokka 3. Klokka 3. Ok, så når spiser du lunsj? Ką valgau pietums, taip? Når? Kada? Når spiser du lunsj? Kada valgau? Jeg spiser klokka 2. Jeg spiser lunsj klokka 2. Jeg Hva? spiser Mhm. lunsj klokka 2. Hva gjør du etter jobben? Ką dirbu? Hva gjør du etter jobben? Ką veiki po darbo? Ai, ką veikiu po darbo. Jei žiūriu televizorių, kaip čia. Ser på TV. Jei ser på TV. Mhm. Spiser du middag? Spiser du middag? Ar valgai vakarienę? Jei spiser jau middag. Dar kartelį? Jei spiser middag. Ja, Taip. jeg spiser middag. Så når spiser du middag? Kada valgot vakarienę? Når spiser du middag? Jei spiser klokka 7 og Ja. klokka 6. Ja, så du spiser klokka 7 eller klokka 6. Ok, og når leger du deg? Når leger du deg? Kada tu guliesi? Jeg leger Jeg leger meg. meg 12. Klokka 12. Mhm. Klokka 12. Ok, tusen takk. Pauliau, når står du opp? Tikrai mokytoja čia net nesuprantu, ką šneka pusė. Pabandykim. Når står du opp? Tai aš mokytoja nežinau, aš nežiūrėjau prie tos mokos, aš dar nesigaudau tom valandom, kaip čia užšnekat. Tai gerai, klausykite, ką aš jums sakau. Når står du opp? Kada keliesi, sako. Jeg står opp. Jeg står opp klokka 7. Mhm. Ja, Spiser klokka 6. klokka 6. Spiser du frokost? Ar valgai pusryčius?
Jag spiser frukost. Mhm. När spiser du frukost? Kada valgau? Riktigt. Jag spiser frukost klockan 6:30. 6:30. Mhm. Pusė 7 pasakiau, taip? Riktigt. Tai gerai. Jobbar du? Ja. Ja. Mhm. Ja, jeg jobber. Så Jeg jobber. når begynner du, når slutter du? Kada pradedi, kada baigi? Tai gali sakyti. Jeg jobber fra klokka 7 til klokka 5. Mhm. Hva gjør du etter jobben? Aš dabar paklausyt. Hva gjør du etter jobben? Ką veiki po darbo? Kaip atsakyti dabar? Tiesiog sakyti, ką veikiu ir viskas. O viską, ką veikite. Sėt po TV, Esi tėve. Mhm. o gor. Aš nežinau, kaip sporto halė, net nežinau, kaip pasakyti. Jeg trener. Trener. Jeg trener. Trener, kaip važiuoju, palaukit, mačiau čia kažkur. Važiuoju? Kjører. Kjører. Ir po motobike, kaip čia pasakyti. Motorsykkel? Motocykl. Ja, så du kjører på motorsykkel, så du ser på TV. Spiser du middag? Jeg spiser middag. Når spiser du middag? Middag tai pietus. Vakare. Vakarienė. Vakare. Vakarienė. Jeg spiser middag klokka halv 8. 7:30. Mhm. Når spiser du lunsj? Tau čia dabar papilą. Taip, dabar apie pietus klausiu. Mhm. Jeg spiser lunch. Når Jeg spiser spiser lunch klokka 11 og 12. Kaip 12 to? Neatsimenu. 12, viskas gerai. Tai 12. Jeg spiser klokka Arba 11 arba 12, ja. Jeg spiser klokka 11 eller klokka 12. Mhm. Hvor lang tid har du pause? Taip, pasakė. Hvor lang tid har du pause? Kiek laiko turite pertrauką? O tai kaip pasakyti, aš turiu 2 pauzes. Jeg har 2 pauser. Jeg har 2 pauser. Mhm. En pause klokka 10. Mhm. Og en pause klokka 4. Mhm. Er det pause i 1 time eller halvtime? Er pertrauka valandą ar pusę valandos? Pause halv, ne, kaip sakant, Taip, halvtime. halv. Tai tada pilnai. Jeg har pause i 1/2 time. Supratau. Gerai. Neatsimenu dabar, ką sakėt. Gerai. Når leger du deg? Kada guliesi? Jeg leger klokka 11. Tik tai jeg leger mai. Jeg leger meg. O ką, nu va, ir įveikėm puikiai. O ką, Laisvai. Dariau, når står du opp? Jeg står opp klokka 7. Spiser du frokost? Ja, jeg spiser frokost. Når spiser du frokost? Jeg spiser vanligvis kvart over 7. Mhm. Hva gjør du etter frokosten? Etterpå jeg drar. Galima sakyti drar. O, viskas gerai, tik tai drar jeg, žodžių tvarka, etterpå drar jeg. Drar jeg på jobben.
Og når begynner du å jobbe, og når slutter du å jobbe? Jeg jobber fra klokka 8 til klokka 4. Når har du lunsjpause? Nei, jeg har ikke pause. Du har ikke pause, men spiser du lunsj? Jeg jobber til 4. Jeg har lunsj bet tai nėra pauzė. Tai, ta prasme, aš pavalgau, noriu pasakyti, ir neturiu papildomas pauzės, nes dirbu iki 4. Ok, så du har ingen pause, så når Ja. spiser du? Jeg spiser 12 klokka. Klokka 12. Klokka 12. Mhm. Hva gjør du etter jobben? Etter jobben jeg Nei, jeg. Etter jobben, veiksmažodis. etter jobben går hjemme. Aha. Drar jeg hjem? Nebent einat pėsčiomis, tai tada går. Drar Mhm. Drar jeg hjemme, šitaip? hjem, namo. Hjem. Etterpå jeg spiser middag. Etterpå spiser jeg Spiser jeg middag. Når spiser du middag? Jeg spiser klokka 5. Hva gjør du etter middagen? Etter middagen Etter middagen jeg lærer ne, kaip čia lærer? Jeg lærer norsk. Hverdag. Lærer du norsk hver dag? Nei. Nei. Hvor mange ganger? 1 gang per uke, 2 ganger per uke, 3 ganger per uke? 3 og 4 ganger per uke. Veldig bra. Ok, så hva gjør du mer? Ką daugiau veikiate? Neišgirdau. Hva gjør du mer? Ką daugiau veikiate? Ja. Ką aš čia dar veikiu? Jei, kaip sakė, sportuoja Paulius, o žodis pamiršau. Trener. A. Trener. Jeg trenger på badminton, tik nežinau tą O raidę kaip tarės. Ar U reikėtų sakyti badminton? Kokia raidelė? Nu, badminton yra, ane? Tai badminton, viskas gerai. Taip, Jeg taip. trener med badminton. Tik tai ne trener, bet trener. 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 Jeg trener på badminton. Galima på arba med. Ok, så når leger du deg? Jeg leger Mai. Klokka 11. Jeg leger meg klokka 11. Ok, tusen takk. Liutaurai, ar pavyksta persisjungti? Aha, matau, kad nepavyksta. Gerai. Gerai, šaunuoliai, visi pakalbėjot, visi supratot, ko aš klausiu. Tai būtų prašymas nepamiršti šitų žodžių, ką šiandien kalbėjom, kitą pamoką vėl kalbėsim. Ir primenu, kad kita pamoka bus jau labai greitai, pirmadienį. Ne, tai būtinai pasikartoti. Gerai, keliaujam dabar dar kartelį prie laikrodžio. Ir Pauliau pradėkim. Ojai, aš vėl čia. Gerai. 5 iki pusės 1. Ten, po, half, ne kaip et. Tempo halv 1. 5 iki pusės 1. Gerai. Dariau. 10 over 1.
10 over 1. 10 over 1, gerai. Taip, tęsiam tada Lukne. 5 po 4. Gerai. Gyti. Have ni. Half 9. Violeta. Viena. Jen? 1. Klokka er 1. 11. 1, ikke 11. 11 er 11. Klokka er 1. Gerai. Na, bandykim Paulių Darvinas, vėl sunkus papuolė. 17:20, tai 10 iki pusės 6. Tai 10 po half 6. Tai po half 6, teisingai 10 iki pusės 6. Nu, va, gerai. Dariau. Kvart over T. Kvart over 10. 15 po 10. Gerai. Aš čia pertraukiu iš- O jeigu būna 45, tai gali sakyti kvart po. Taip, taip, Jeigu taip. 15. Tai supratau. Kai yra 15 minučių iki arba po, visą laiką kvart. Gerai. Dabar man sakė Darius, taip? Taip. Lukne. 7 over 6. Nu, labai lengvai papuola, dar viena. 6 over halv 12. Teisingai. Gyti. 4 på have 3. Teisingai. 4 po halv 3. 4 iki pusės 3. Gerai. Violeta. 2 iki pusės 2. 2 po half. Jen? 2. 2. 2. 2. 2 po halv 2. 2 iki pusės 2. Pauliu. Tai čia dabar galiu tą kvart naudoti. Jo, kvart. Po oti. Ote tik tais. Kvart. Oti. Dariau. 12 over 12. 12 over 12, teisingai. Lukne. Kvart over 6. Ir Gyti. 2 over half 2. 2 over half 2, taip. 2 po pusė 2. Ar viskas aišku su laikrodžiu? Ja. Right. Gerai, įklijuoju ir dabar atliksime klausimą susijusiu su skaičiai, su laiku. Sekundėlę. Taip, turėsim nuo A iki I dialogus, reikės išgirsti, kiek yra valandų. Gerai, galite tiesiog, kad nereikėtų tos paveikslėlius žiūrėti, tiesiog pasirašykite, kiek yra valandų, bus, manau, greičiau. Gerai, sekundėlę, tai jūs įjungsiu. Taip, šitą klausimą darysim 2 kartus. Taip, sekundę. Kapittel 3, Girdite? oppgave 1. Ar girdėjot kažką? Hva gjør de? Kapittel 3, oppgave 2. Hvor mye er klokka? Hør på dialogene og sett kryss. Dialog A. Når kommer du hjem? Jeg kommer klokka 6. Dialog B. Når begynner du på jobb? Jeg begynner klokka 6:30. Dialog
C. Når spiser dere middag? Vi spiser 5:30. Dialog D. Når er du ferdig? Jeg er ferdig 12:30. Dialog E. Når kommer du hjem? Jeg kommer hjem 1:10. Dialog F. Når er det lunsj? Vi spiser lunsj 1:30. Dialog G. Når er maten ferdig? Den er ferdig 9:30. Dialog H. Hvor mye er klokka nå? Den er 10:50. Dialog I. Når begynner filmen? Den begynner 10:10. Kapittel 3. Oppgave 2. Hvor mye er klokka? Hør på dialogene og sett kryss. Dialog A. Når kommer du hjem? Jeg kommer 6:00. Dialog B. Når begynner du på jobb? Jeg begynner 6:30. Dialog C. Når spiser dere middag? Vi spiser 5:30. Dialog D. Når er du ferdig? Jeg er ferdig 12:30. Dialog E. Når kommer du hjem? Jeg kommer hjem 1:10. Dialog F. Når er det lunsj? Vi spiser lunsj 1:30. Dialog G. Når er maten ferdig? Den er ferdig 9:30. Dialog H. Hvor mye er klokka nå? Den er 10:30. Dialog I. Når begynner filmen? Den begynner 10:10. Ok, la oss prøve. Pauliau. Tai A6. Gerai, Dariau. 6:30. Gerai, Ugne. Negirdim, Lukne, jūsų. 5:30? Taip, 5:30, 5:30, gerai. Gyti, To ir nesupratau. Violeta, Aš irgi šito nesupratau. Pauliau. Pusė Pauliau? pirmos, ne, neteisingai. Ne. Dariau. 2:30. Atsiprašau, taip, Pauliau. 2:30. Pusė pirmos. Taip, viskas gerai neteko. 2:30, jo, aš irgi užsirašęs. Gerai. Taip, tada Dariau sekantį. 10 iki pirmos. Taip, be 10. Be 11. Lukne, 1:30. 2:30, teisingai. Gyti, 9:30. 9:10, gerai. Violeta, Tai bus 10 be 10? Ne? pakartokite. 10 be 10. Ne. Ne?
Čia mes Tipo- H sakom, taip? Jo, dabar aš turiu. Taip. Tai Pauliau, kaip jūs išgirdot H? Aš išgirdau, kad po 2,40 gaunasi. Ne. Ne? Ne. Kaip Darius išgirdo? T po half T. Lietuviškai. Būtų po 9,40. Aš tikrai. Po 9:20. Taip, po 9:20 tai po H. Ai, o ne šitas. Jo. Taip, ir tada Luknė paskutinis. Be 10:10. Be 10:10. Gerai, dabar žiūrėkite, klausysime dar vieną užduotėlę. Reikės išgirsti, kokį jums skaičių sako. Taigi klausysime 2 kartus, sekundėlę. Kapittel 3, oppgave 3. Hvilket tall hører du? Lytt og skriv tallene du hører. A 332 B 586 C 859 D 912 E 984 Kapittel 3, oppgave 3. Hvilket tall hører du? Lytt og skriv tallene du hører. A 332 B 586 C 859 D 912 E 984 Gerai. Geite, pradėkime nuo jūsų. 332. Taip, 332. Gerai. Violeta. 586. Teisingai. Pauliau. 859. Gerai. Dariau. 912. Taip, ir Luknė. 984. Rikti. Gerai. Klausysim dar vieną užduotėlę. Nuo A iki K jums sakys skaičius. Gerai, klausysim vėl 2 kartus. Kapittel 3, oppgave 4. Hvilket tall hører du? Sett kryss. A 112 B 219 C 205 D 313 E 481 F 819 G 2602 H 5055 I 8660 J 1250 K 2090
Kapittel 3, oppgave 4. Hvilket tall hører du? Sett kryss. A 112 B 219 C 205 D 313 E 481 F 819 G 2602 H 5055 I 8660 J 1250 K 2090 Gerai, manau, galim pradėti. Toliau. Tai A332. Oi, atsiprašau, ne tą pažiūrėjau. Tuoj. 112. Prašau. 12, taip, Dariau. 219. Gerai. Lukne, 205, Gyti, 330. 313. 13. 313. 313. Mhm. Violeta, O čia aš tikrai susimaišiau viską. 481, bet ne šitas gal. viskas gerai. 481. Gerai. Pauliau, 819. gerai. Dariau, 2602. gerai. Lukne, 5055, Gyti, 8660. gerai. Violeta, 2205? 10. Ne šitą. ne. Pauliau, Kažką iš čia sumaišiau šitas. Paskutinis tai 2090 jau. taip, paskutinis taip. O Pauliau prieš paskutinis? 1250. Taip, 1250. Gerai, keliaujam toliau, dar vienas klausimas, vėl bus skaičiai, reikės išgirsti koks skaičius. Kapittel 3, oppgave 5. Hvilket tall hører du? Lytt og skriv tallene du hører. A 520 B 3250 C 50500 D 300 000 E 1 500 000 Kapittel 3, oppgave 5. Hvilket tall hører du? Lytt og skriv tallene du hører. A 520 B 3250 C 50 500 Tikriausiai buvo užstrigę, ar ne? Gerai, tai dar kartelį per naują leidžiu.
Kapittel 3, oppgave 5. Hvilket tall hører du? Lytt og skriv tallene du hører. A. 520. B. 3250. C. 50 500. D. 300 000. E. 1 500 000. Gerai, bandykime, Pauliau. 507 ar Ne. 17. Ne. 520. 520. 520. Taip. Dariau. 3250. Gerai, Lukne. 50 500. Gerai, Gytė. 300 tūkstančių. Ir Violeta. Nedagirdėjau. Čia 1 milijonas ir 500 tūkstančių. Taip, 1 500 000. Gerai. 500 tūkstančių. Keliaujam prie kitos užduoties ir turit dabar kryžiažodį. Jums reikės kol kas savarankiškai pabandyti, kiek mes čia turim, 6 minutės. Ir rasti, koks žodis pas jūs turėtų būti vidury. Ir čia žiūrėkite, tai laikas nuo 23 iki 5. Tai reiškia kokia dienos fazė. Kaip yra 15 minučių pilnas žodis, netrumpintas, bet pilnas. 24 valandos, tai reiškia paro reikia žodžio. Pusę valandos ir valanda kaip bus. Tai, kaip ir sakiau, 5-6 minutės pamastymui, suradimam žodžiui ir pabandysim pasitikrinti. Oi, pakartokite, prašom, nelabai supratau, ką daryti. Čia yra kryžiažodis, jums reikia pirmas skaičiukas, ar ne, tai va ta linija. Rašote, kokia dienos fazė nuo 23 iki 5. Antras, kaip yra 15 minučių pilnas žodis. Tai yra ketvirtis, kaip yra ketvirtis pilnas žodžių. Kaip yra para, kaip yra pusę valandos ir kaip yra valanda. Tai, kaip sakiau, suraskite, koks tas geltonas žodis. Gerai, ir po 5 minučių tikrinam.
Gerai, ar jau galime? Lauk, nematau linkčioje. Gerai, tikiuosi, kad jau galime. Gerai, Pauliau, koks pirmas? Tai čia naktis tai nat. Not. Rimta. Mhm. Taip, tada Dariau. Antras. Neturiu antrą. Lukne. Kvarte. Kvartė. Taip, gerai, rašau KV. Mes sakom kvart, 15 minučių, ar ne? Tai čia pilnas būtų kvarter ketvirtis. Tai apgavo čia mane. Mhm. Gyti. Dung. Dung. Döin. Kaip tarėsi? Döin. Döin. Džuin. Döin. Tai jau keistas. Aha. Violeta. Oi, aš ne taip, aš 30 minučių, tai pusvalandį parašiau half, čia netinka. Tai būtų, kas pilnai pasakytų. Halftime. Aš taip. Halftime. Taip, halftime. Ai, halftime. Taip, halftime. Ir tada Paulius paskutinė. Tai time. Ir kokį žodį gaunam? Nesąmoninga kažkokį. Aš nežinau, kaip ištarti. Trut. Tai pavargęs. Teisingai. Tai ir klausimas yra, ar du trött om morgonen? Tai ar tu pavargęs rytais, ar du trött om morgonen? O ką, dabar šiandien dar pakalbėsime apie daugiskaitą. Labai prašyčiau, jeigu yra galimybė, nors truputėlį pasimokinkite iki pirmadienio, žinau, kad labai greitai, bet nors šiek tiek. Tai dabar įjungiu bendrą failą. Gerai. Taip, ir dabar pradžiai apie vienaskaitą. Dabar taip, vienaskaita, tai mes jau kaip ir šiek tiek apie ją kalbėjom, kad mes turim artikelį daiktavardis. Tai yra artikelis en, ai ir et. Tie artikeliai rodo, kokia yra daiktavardžio giminė. Jeigu turite artikelį ai, tai yra moteriška giminė. Ir taip pat rodom vienaskaitą. En tai yra vyriška giminė. Ir taip pat rodom vienaskaitą. Ir et yra nekatroji giminė. Ir taip pat rodo vienaskaitą. Tai jūsų tas artikelis rodo ne tik kokia giminė, bet ir kad tai yra kažkas tais vienas. Na tai tarkim, galim pasižymėti ai dame, dama, ai veske, rankinė, ai uke, savaitė, ai helg, savaitgalis, ai mur, mama. Vyriška giminė, tai pavyzdžiui, en man, vyras, en gut, berniukas, en stol, kėdė, en bil, automobilis. Na ir en far, tėvas. Na ir nekatroji giminė, tai et eple, obuolys, et hus, namas, et vindu, langas, et ur, žodis ir et land, šalis. Kaip ir kalbėjom, kad nėra taisyklių kokia giminė. Jeigu kas žaidžiate Duolingo, tikrai žinote, kad nėra moteriškos giminės Duolingo programėlėje. Jeigu parašote, rašo, kad gerai, bet jie visur rašo vyrišką giminę. Tai kai kurie direktai aplamai irgi net nenaudoja moteriškos giminės, naudoja tik vyrišką arba nekatrą giminę. Na, bet reikėtų dar žinoti, kad yra ir moteriškos giminės žodžių. Tai čia yra vienaskaita. Jūs turite artikelį priešais daiktavardį. Dabar daugiskaita. Daugiskaita turės 3 pagrindinės taisyklės ir visas tas 3 pagrindinės taisyklės žymi vieną taisyklę.
nerašomas artikelis. Nes artikelis rodo, kad kažkas yra vienas. Todėl mes jo neberašysim. Ir pati dažniausia taisyklė, kad jūs pridedat R galūnę. Tai reiškia, nerašau artikelio ir pridedu R galūnę. Čia yra pati dažniausia taisyklė. Ir daugiausiai žodžių taip ir bus. Parodau. En kat, katė. Tai bus kater, katės. Neberašau artikelio, pridedu R. En hund, šuo. Tai bus hunder, šunys. En bil, automobilis. Tai bus biler, automobiliai. En stol, kėdė. Tai bus stoler, kėdės. En gutt, berniukas. Tai bus gutter. Dabar su moteriška giminė. Pavyzdžiui, ai veske, rankinė. Tai bus vesker. Kas tokiu atveju būna, tai nereikia antros tiesiog tada prideda tik tai R. Moteriška giminė, jeigu baigėsi raidė, tai nereikia dupliuoti, tiesiog plius yra raidė. Vesker. Ai uke, ukeri, savaitės. Ai dame, damer, damos. Sunekatraja, et eple, obuolys. Ir bus epler. Ir et vindu, langas, tai bus vinduer. Galėčiau šitą test, ir nes tikrai, kaip sakiau, didžiausia taisyklė yra šita, kad jūs pridedat R galūnę ir nerašote artikelio. Ar aišku čia? Gerai, matau palinkčiamus, gerai. Tada keliaujam prie antros taisyklės. Kai kurie žodžiai dažniausiai nekatrosios giminės vienskiemenį daugiskaitoje tik praranda artikelį. Ką reiškia vienskiemenį? Reiškia vienas skiemuo, labai trumpas žodis ir nekatrosios giminės. Visada, kai matysite, kad yra nekatrosios giminės, vieno skiemens žodžiai, tiesiog numetat artikelį ir taip yra daugiskaita. Parodau. Et hus, namas. Matot, yra vienas skiemuo. Hus. Tai reiškia, daugiskaita namai bus hus. Tiesiog be artikelio. Et uri. Žodis. Vėlgi, vienas skiemuo reiškia url žodžiai. Et glas, stiklinė. Vėl vienas skiemuo, nekatroji giminė reiškia glas, stiklinės. Et rum, kambarys. Vėl vienas skiemuo reiškia bus rum, kambariai. Et barn, vaikas. Tai bus tiesiog barn. Jau vienas skiemuo. Et egg, kiaušinis. Tai bus egg, kiaušiniai. Et land, šalis. Tai vėl bus land. Šalys daugiskaita. Et sprok, kalba, tai bus sprok, kalbos. Et jel, kalnas, tai bus jel, kalnai. Et
Et år tai 1 metai ir år metai. Et sted vieta, tai bus sted vietos. Et skap spinta, tai bus skap. O kas, kaip matot, vienas skiemuo ir visi nekatroji giminė. Na, dar galim užsirašyti et bar, uoga, ir bar bus uogos. Tai kaip ir nemelavau, ne? Kad jeigu vienas skiemuo plus nekatroji giminė, reiškia mes tiesiog nubraukiam artikelį ir taip tampa daugiskaita. Čia tikrai ne visi žodžiai, dar jų daug sutiksim. Bet reikėtų atkreipti dėmesį, jeigu yra vienas skiemuo ir nekatroji giminė, tai tiesiog artikelį numetat ir yra daugiskaita. Tačiau prie šito sąrašo prisidės ir vyriškos giminės žodis job. Jį tiesiog reikėtų prisiminti. Nes jeigu pridėsit r galūnę, tai gausis jober. Tai gaunasi kaip veiksmažodis. Kas mes paliekam job, darbai. Dar prisidės žodelis ir NB. Miestas. Kai kuriuose žodynuose rašo, kad yra bier, kai kuriuose žodynuose rašo, kad yra tiesiog bi. Tai reiškia galima ir taip, ir taip. Ta pati situacija su žodeliu būri. Nors jisai nekatrosios giminės ir vienskiemenis, kai kuriuose žodynuose rašo būrer, kai kuriuose žodynuose tiesiog rašo būri. Vertikelė. Stalai. Ir dar vienas et spørsmål. Žiūrėkite, nors čia yra dviskiemenis žodis spørsmål, du skiemenys. Jisai bus pridėtas prie šito sąrašo. Tai yra klausimas ir spørsmål klausimai. Jį prisiminkite kaip išimtį. Prie to pačio galima surašyti et svar, atsakymas ir svar atsakymai. Gerai, tai jau turim dvi taisyklės. Pirmoji taisyklė pati dažniausia plus r galūnė. Antroji taisyklė dažniausiai tai yra nekatrosios giminės vienskiemeniai žodžiai praranda tik artikelį. Ir keliaujam prie trečiosios taisyklės. Kai kurie žodžiai daugiskaitoje keičia šaknį. Čia jau nėra taisyklės, čia tiesiog reikės išmokti. Taigi, pavyzdžiui, visi šeimos nariai skyrus sūnus keis šaknį. Taigi, pavyzdžiui, mor, mama. Mamos bus visiškai neįtema žodis, bet bus mödre. Keisim šaknį. Far, tėvas, na, tai bus fedre. Tėvai, tėčiai. Irgi keisim šaknį. Datter, dukra, tai bus dötre. Dukros. Bror, brolis, tai bus brödre. Natt, naktis, tai bus netter, naktys. Iš anglų kalbos atėjęs žodis man, vyras, bus kaip ir anglų kalboj men, vyrai. Book, knyga, bus böcker, knygos.
Ir enton, dantis, tai bus tener, dantys. En bonde, ūkininkas. Bönder, ūkininkai. Na, tai Džeimsas Bonde, tai Džeimsas ūkininkas, ar ne? Taip, tai šitus žodelius jums reikėtų išmokti. Ir užteks kol kas tiek, tikrai dar bus jų daugiau, bet tikrai užteks tiek, kiek aš jums surašiau. Tai 3 taisyklės. Pirmoji, tai plus R galūnė, nerašom artikelio. Antroji, nekatrosios giminės vienos skiemens žodžiai tiesiog praranda artikelį. Trečioji, kai kurie žodžiai keičia šaknį. Dabar dar tokia mini taisyklė. Profesijos arba tautybės, kurios baigėsi R galūne, daugiskaitoje gauna E. Profesijos ir tautybės. Pavyzdžiui, en lærer mokytojas. Matot, kad šitas žodis jau baigėsi R, reiškia mes pridėsim lærere. Lærere. Plus E. Lærere. Mokytojai. En baker. Kepėjas. Vėlgi tai yra profesija, plus baigėsi R, tai reiškia pridedam E. Bakere. Kepėjai. En oversetter, vertėjas, tai bus oversettere, vertėjai, daugiskaita. Tautybės. En litauer, lietuvis, tai bus litauere, lietuviai. Ir paskutinė mini taisyklė. Žodžiai, kurie baigėsi L galūne, daugiskaitoje, sukeis raidės vietomis, taip galūnės raidės vietomis. Ir gaus R galūnę. Tai ką čia parašiau? Kai jūsų žodis baigėsi L, jūs turėsit E su L sukeisti vietom ir gausit L ir dar pridėti R. Parodau pavyzdį. En vafel. Vaflis. Matot tą E su L, iškės jūs turėsit sukeisti E su L vietom ir gausit vaflerį. Vafliai. Sakysit, aha, klaidą padarei, buvo 2 F, liko 1 F, nepadariau klaidos. Tai kai priešais tokias galūnes yra dvigubas priebalsis, tai vienas priebalsis iškrenta. Ką reiškia? Buvo 2 F, liko 1 F. Na čia super tokia taisyklė, ne, viskas viename. Tai dar kartelį. L, kai turit, E su L sukeičiat vietom, pridedat R. Jeigu priešais tokią galūnę turite dvigubą priebalsį, vienas priebalsis iškrenta. Parodau dar pavyzdį. En sikel, dviratis. Mano galūnė L, reiškia sukeisiu vietom šitas raideles, pridėsiu R ir dar vieną K pavoksiu. Tai bus sikler, dviračiai. En gaffel. Gaffel, šakutė. Tai bus gafler,
Šakutės. Vėlgi esulą sukeičiau vietom. Ir dar viena trumpa informacija. Kiti daiktavardžiai, kurie baigiasi R daugiskaitoje, tik sukeičia galūnės raides. Prieš tai mes rašėm profesijos ir tautybės, kurios baigėsi R. Čia dabar ne profesijos ir ne tautybės, visi kiti žodžiai. Pavyzdžiui, in, šupe, center, prekybos centras. Prekybos centras baigėsi ir galūnė ER. Tai reiškia, tai nėra nei profesija, tai nėra nei tautybė, jūs tas E su R sukeiskite vietom. Šupe centre. Kitas pavyzdys - sesuo. Ai, søster. Sesuo. Tai nėra nei profesija, nei tautybė ir baigėsi R, reiškia, jūs turėsit sukeisti vietom. Søstre. Na, tiek užteks informacijos, nemažai jų, ar ne? Tai reikės išmokti, kiek įmanoma, šiek tiek pabandykit pasimokinti. Taigi 3 taisyklės. Pirmoji +R, antroji tiesiog be artikelio, kai yra nekatrosios giminės vienas skiemuo, trečioji įsiminti žodžius, kurie keičia šaknį. Jeigu turit profesiją arba tautybę, kuri baigėsi R, daugiskaitoje pridedat E. Kai matysit L, E su L sukeiskit vietom ir pridėkit R. Ir kai turėsit tik tai R ir tai nėra nei profesija, nei tautybė, keičiam vietom galūnę. Ar yra klausimų? Gerai, visi darosi jau net palenkęs galvą, nu tikiuosi, kad viskas gerai. Taip. Jo, ir yra tokių žodžių, kurie nėra, tarkim, daugiskaitos, kaip, pavyzdžiui, visi skysčiai, vanduo, kava, cukrus, tai viskas gerai. Su tokiais žodžiais ir nėra daugiskaitos. Yra tokių ir jie sutaps su lietuvių kalba, kad jie neturės daugiskaitos. Pavyzdžiui, vanduo neturės daugiskaitos. Cukrus taip pat neturės daugiskaitos. Druska ir taip toliau. Gal dar yra kokių klausimų? Tas N šikel, tai čia kad gratis, tai čia taip reiškia gratis? Oi, aha, ne, čia kažkas negerai pasirašė, dviratis. Gratis reikštų nemokamai. Gerai, gal dar yra klausimų? Nėra, ne? Gerai. Tuomet šiandien tiek. Primenu, kad lauksiu jūsų jau pirmadienį. Dabar jau nuo kitos savaitėlės dirbsim pirmadieniais ir trečiadieniais. Rašiau bendram failę, kad vieną pamokėlę turėsim dar ir penktadienį prieš mano atostogas, kad spėtumėt parašyti testą. Gerai. Tuomet šiandien tiek, tada gražaus savaitgalio ir iki pasimatymo pirmadienį. Visiems. Ačiū. Добре.